Nu, ba, koks šukliukas. Ką, buvai ninja kažkada? Nu jo, neabejotinai buvai. Kaip ir maniau, po žaidimo perkrovimo mane iš tekstūros paleido. Kągi, dabar dar turim laiko iki nakties kelios minutės. Galim susirinkti, kas čia dar aplinkui mėtosi ir važiuosim namo. O tuo tarpu namuose kažkas jau man laužo sienas. Netvarka. Kasgi dar, jeigu ne šitas riksnys. Jeigu jis taip nesimakaluotų, būtų daug paprasčiau. Ai, nėra prasmės šaudyti galvą. Ir taip ir baigsim. O ir viskas. Panašu, kad jisai čia ne vienas. Nu, jau beveik atsidarė savo įėjimą. Tokius tenka pašalinti, nes kitaip iš sienų nieko neliks. Nu, pažiūrime, kokiu dar aplinkui tasosi. Girdžiu žingsnius. Nu, reikia patyliukais. Na va ir išsiaiškinam su visais. Dabar galime namus apsitvarkyti. Va ir atėjo rytas. Ką, gerai padirbėjom. Laikas eiti pas traderį, priduoti užduotį ir pasiimti naują. Manau, šiandien tiesiog pabandysiu įvykdyti kuo daugiau užduočių ir dairysiuos, ar nėra kur nors pataisimo motociklo ar kažko panašaus. I never would have guessed you'd pull through, but you did. So here you go. Šiaip šitos tabletės kainuoja brangiau, bet plaktukas man daugiau vertas. Ir ką mes čia turim? Nu, Restore Power tai tikrai netinka, o šitie bandysiu visus padaryti, jeigu išeis. Pradedam nuo šito. I have a little assignment for you. Interested? Great. Let's get down to work then. Pradžiai apsižiūrim aplinkui. Ar nėra, tarkim, kokio pataisomo motociklo. Dar reikia susirinkti gal kažkokius smulkmenas. O kaip, pavyzdžiui, ta pašto dėžutė. Šitokių dalykų praleisti negalima. O dabar pradedam vykdyti užduotį. Opa, o čia geras radinukas. Nu, ba, koks šukliukas. Ką, buvai ninja kažkada? Nu jo, neabejotinai buvai.
Va ir krovinys treideriui. Beliko pasimti skaniausią grobį. Tiesa, dar reikia nepamiršti. Pažymėti namuką, kad jau nulūtintas. Something. You must think you're pretty hot shit now. Visai neblogas You ginklas. did it, so I'll honor our Tikrai agreement. labiau verta už tabletės. Tai ką, imam dar vieną darbelį ir pažiūrėsim, ką šiandien spėsim. You need work? Well, Turim krovinuką, kuris čia galėtų būti panašiai čia, gal. Nu, žiūrėsime. Reiks vėliau pabandyti privažiuoti. Šitam sunkvežimyje gali būti gerų dalykų. Viena schema. Tuo pačiu išsivalom visus zombius klajojančius, kad nesimaišytų dirbant. Ir pradedam. O, ką mes čia radom? Lobių žemėlapis. Visai įdomus daiktas. Tik tai jį išsikasti dar gerokai ilgai užtrunka. Ir atrakinti dėžę priedo reikia. O šitą seifą reikia pasižymėti. Beje, turi net 3 taškus. Tai įsidėsim į pernešamo svorio patobulinimą. Į klubus gal nereikia, tai kasimo ir įrankių naudojimo. Taip, laikas jau vakarop. 3 užduoties visi nespėsiu vykdyti. Manau, reiktų pabandyti surasti tą krovinį, kurį lėktuvas numetė. Jeigu pasiseks. Ir aišku, reikia nepamiršti dairytis aplinkui, ką galima gero rasti. Pavyzdžiui, kaip šitą dėžutę. O motociklo tai vis dar nemačiau niekur. Taigi pasižymėm mūsų pasidėtą tašką kaip orientyrą ir bandom tiesiai link jo pravažiuoti. Turėčiau kažkur pamatyti dūmus. Bet čia kaip tyčia užėjo rūkas ir galiu dūmų ir neįžiūrėti. O jeigu jie pasileis man būnant netoliese, paskui jie jau nebepasirodys. Ir krovinys gali būti pamestas. Atvažiavau iki pačio taško, kuris buvo pažymėtas, bet pakeliui jokių dūmų nemačiau. Turbūt dairytis toliau net nelabai apsimoka, tuo labiau, kad rūkas maišo žiūrėti. Labai nelaiku tas rūkas pasirodė. Teks turbūt grįžti namo. well, you Užtat spėjau užeiti pas treiderį. okay. Jis So I man duoda suppose visai you won't neblogą be prizą paid. ir galiu paimti darbelį rytui. Kodėlgi ne? I've got a job To to let you do. folks know that Trader Joel's will be closing soon. Beje, man kilo viena idėja. Kadangi niekur nerandu motociklo, kurį galėčiau susitaisyti,
galima susitaisyti automobilį. Tam reikia atnaujinti šitą stalą. Pasiimam plaktuką ir atnaujinam stalą. Dabar jame galima išmokti remontuoti automobilius. Praktiškai nėra taip jau daug resursų reikalaujantis dalykas, tik tai aišku reikės dar taškų, knygučių pasiieškoti ir išardyti krūvą mašinų. Bet tai visai vykdoma užduotis. Tokiu būdu apeisim tą motociklą ir iškart imsim automobilį. Kodėlgi ne? O kol kas seriją baigiu ir kviečiu visus užsiprenumeruoti mano YouTube kanalą. Iki ryto.